Sveiki visų, į 21 dienos vlogumą, tiesiog Jurgos kanale. Вот вход в полицейский участок. Может, что полезное найдем. Ko tu nori iš manęs, ką? Buvai neseniai lauke. Buvai. Ko dar nori? Taip nori, kad aš tave pavedžiočiau? Я нашел. Nepatinka, kai tėvai vedžioja? В журнале фиксируется происшествие на лет военной склада. 8:40. Это я. Вот. В этом городе располагалась часть войск химической и радиационной. Veit, žiūrėkit, kučiukai. Ir noriu parodyti, kas mėgstate traškučius, parodysiu, kokie jie yra traškus. Duodu šuniui. Girdit? Dar? Dar? Čia taip paprašai? Gerai, ša. Pasiklausykite dar kartą, kokie yra traškus kučiukai. Tai va, išla maistas puslapio. Tiesiog įvedžiau į Google kučiukų receptas ir pasirinkau patį pirmą, la maistas. Antras buvo rekomendacija iš Beatos. Bet aš kažkuriais metais Beatos kepiau kučiukus ir jie man visiškai nepatiko. Gavosi tokie stori, dideli ir neskanus. Tai išla maistas pasirinkau ir recepte nurodyta, kad pusę tik miltų ten sumaišyti su cukrum, su vandeniu ir visą kitą, kai iškils po to vėl pusę sudėti, kitus likusius pusę sudėti. Aš visus pusę kilogramų suvariau ir gausi tobuliausia, skaniausia kučiukai. Tas traškėjimas. Dar pasiklausom. Gražiai. Mėgstate traškius kučiukus? Rekomendacija 100%. Geriausi kučiukai gavosi. Gesink šiburius įgulti, nešk pizę į viršų. Teisingai pasakiau. Na kaip ir? Higiena. Higiena. Žinai, kas yra higiena? Žinau, kas yra higiena, žinau, kas yra hiena. Čia tu hiena. Tu hiena. Aš hiena. Suk hienas į lovą. Hienas. Sukam hienas namo. Suk. Čia pirmais metais, kai atvažiavo, eidavom labai daug vaikštinėti. Ir sakau, sukam hienas namo. Jisai ką tokias? Sakau, hienas. Kas tas yra? Nuskau prie arklio vežimo prikabintos tokios ilgos kartys. Prikabina ten kartu prie arklio ant kaklo ir traukia vežimą. Tai vadinasi hienas. Tai yra, sakau, sukam hienas namo. Tai dabar kur? Antran aukštan. Ne, aš hienas. Antran aukštan. Hiena to hiena. Antran aukštan jo. Čia rokiškietiškai. Ne į antrą aukštą, bet antran aukštan. Kiaurasam taip esi. O kiaurasam tai man atrodo visi žino. Na taip va ir gyvenam. Ir prie kadro, ir už kadro. Mažiukas, pizdukas. Tikiuosi negirdėjau. Ką? Filmatorė. Filmatorė. Vlogerė. Ir tu kartu su manimi. Nes tu irgi esi kadruose. O rytinį bučkį duosi? Tik tokį silpną? Kad tu pavargęs iš po nakties? Nekalbu šiandien. Vakar per daug įsikalbėjai. Jūs tik pažiūrėkite, kaip yra miela, išeini iš dušo ir pusryčiai jau paruošti. Su beigels ir su Danyte. Vau. O jūs dar sakot, kad jisai yra blogas. Jūs patys esat blogi. Čia taip suvalgiau skaniai, lyg būčiau nevalgius kokią savaitę. Nu taip skanu. Geriau negu Tamburio restorane atrodo. Taip. Ir pigiau. Bet čia ne tas, ką buvau suradęs. Bet taip skanu, žinok, nu taip skaniai suvalgiau. Bet pasijaučiau, lyg būčiau savaitę laiko nevalgiusi. Ačiū už kavutę. Čia visiems kitiem. Ša. Ne, tu pusę taliko tik. Tai
tai ko tada čia pergyvename? Ne, nu tai žinai, 2 sumuštinius 4 padaryti ir viskas, ir nėra, ten tiek ir pjautai į tą indelį. Numeravau pagal indelį. Dievų maistas, kurį paruošė taipogi Dievas. Čia gal netaip skanu, nes sviestą nedėjau iš šitą. Mano Dzeusas. Čia patostinoje, ne? Aha. Tai pagaliau Jurgita pasiruošė pilnam filmavimui, taigi sveiki užsukę į 21 dienos vlogmą. Vat, šiandien pas mane pižamos diena, tik su pižamytė būsiu. Čia barkodas 3 prasideda, čia tai Austėjai buvo, tai jis sakė, daro chicken casserole. pagaminta Lenkijoje, made in Poland. Šiaip jisai nėra pagaminamas Lenkijoje, jisai tik yra perpilstytas Lenkijoje, Tai va, perpakuojamas. negirdikas. Na, Austėjai daro kažkokį tai chicken casserole. kas tas yra? Ką aš žinau, tu su jį ir šneki. Na, tai kodėl tu man tada sakai? Nežinau, tai jinai pas mane atėjo, sako, tai darau visiems. Tai ką jis sakė, daryk visiems, sakau, Nu, mes tai- prieš valandą gerą pavalgym, sako, tai čia valandą gerą keps dar. Tai tegul daro, gerai, paragausiu. 1.5. Austėja, And 2 teaspoons. That's 1,5 tablespoons or no teaspoons. That's plenty. That's plenty. That's plenty. I'm trying to cook. Yes. keskiukink. No, he doesn't know what he's doing. Atėjau What? tavęs paklausti vieną dalyką, ar tu prisimeni šią dieną, šiandien gruodžio 21 dieną? Kas įvyko prieš 8 metus? Vestuvės? Ne. Prieš 8 metus. Ir tu buvai kartą tą dieną su manim. Kažkas su vėžiu. Atrado ar iš Kijivo? Iš Kijivo. Aš šią dieną gavau atsakymą. Kad yra. Taip, kad vėžys. Jau 8 metai praėjo. Jau 8 metai praėjo. Tikit. Ai, kokie gražus. Įsivaizduoju. Įsivaizduoju, jau 8 metai. Greitas laikas praėjo. I don't know what I'm doing. Patinka. Aš myliu gyvenimą. Matai patinka. We need Patinka. Sakyk, aš myliu gyvenimą. Aš myliu gyvenimą. Aš myliu Aš myliu gyvenimą. gyvenimą. I love life. Aš myliu gyvenimą. I love life. I love life. I love life. You love life. Sure. Sure. I don't get any Tu myli gyvenimą. Tu myli Tu myli gyvenimą. gyvenimą. Myli gyvenimą. Tu myli gyvenimą. Yeah. Gyvenimą. You love life. I love life. Aš myliu gyvenimą. We don't have any time. You're very good teacher. I'm trying. It's very good. Aš grįžtu Yeah, tu go tie ahead. du su pasauliu. Mano mielai. I think that was a bit unexpected. I remember that. Please translate. Aš grįžtu tu. Kodėl tu švilpia, aš nesuprantu. Why is she Kaip laughing? kai šneka. Please translate. Go slower. Aš grįžtu ko tie du su pasauliu. Mano mielai. Aš prižadu Kad jai duosiu pasaulį. savo meilį. No, you're saying my love at the end, which doesn't make sense. Because you're saying I will give her the world, my love. Aš tau. If you say aš tau, then you add mano meilę. Aš grįžtu ko tie du su pasauliu. Aš tau. No, that's it. That's it. You don't need to say mano That's it. meilę. Aš prižadu, kad jai duosiu pasaulį. Aš grįžtu ko tie du su pasauliu. Yeah. Kaip Because gražu. if you're saying it to me, then you say mano meilę. Kaip gražu. Wow. We don't have time. TikTok ir kas kita. We need to put some Yeah, music. Time. We're gonna play some music. Nes aš nenupirkau galvoju, kad gerai. Gal tokio nėra? Time. Time. Man atrodo, kad yra. Pipirai, Nes nupirkau paprikos. oregano yra. Vaizduoju. Kodėl jūs čia viską vartote? Ne. Čia... Ne, nupirkau. Kas tas taim lietuviškai? O čia va, žiūrėk, yra universalus priskaniai viskam. No, that's not her, but no one. Fragrant and sweet, my wood fragrant. I feel it Tinka viską, žinokai. Visos žalelės tinka. now. Okay. Oi, blemba.
Oi, sekmadienis, pižamos diena. Patinka būti su pižama, nes kai žinai, kai niekur neisi, niekur nevažiuosi. Planas buvo likti namuose. Taigi, šiandien noriu įsikepti kažkokio tai ypatingo pyrago. Turiu miltų, turiu sviesto, turiu uogienės, tai tokį noriu įsikepti paprastą biksvytą, ypatingą biksvytą, perpjauti per pusę ir tada pertepti. Planas toksai. Va. Kaip visada, Jurgita nuostabiai atrodo. Save reikia girti, žinokite žmonės. Reikia girti. Tik parėjo iš Amazon siunta, tai susiradau nulupamą 20 karatų su kaukė, žodžiu, su aukso dulkėmis. Tai žiūrėsiu, ar su egiptietiška turi kažką panašumo. Tada dar parėjo tabletės gyvūnams nuo blusų. Pagal atsiliepimus tai rašė, kad labai geros tabletės. Ir ką metas atsidaryti advento kalendorių, šiaip tai aš šiandien labai kažkodėl tai esu iškritusi, negaliu niekaip susikaupti ties kažkokią tai temą. Vat, šiandien 21 diena ir beje, pagal visokius astrologus, numerologus, tai šiandien yra bloga diena. Tipo kažkokios tai mėnulio fazės keičiasi. O čia va apačioj. Tokia didelė dėžė, o toks mažas buteliukas. Ir žiūrim, ką čia mums davė. Pro Glow Skin Quenching serumas. Drėkinantis. Su įdegiu. Žodžiu, serumas su įdegiu. Užtenka 2-3 pump, papumpavimų ir įtepti į veido odą. Tai per kiek laiko tas išlenda įdegis? Čia tai man patinka, žinokit, jau bus išbandyta rytoj. Įdegti man patinka, rudai man būti patinka. Na, alkoholio reikia pavartot. O jūs ką, šiandien toks nekalbus, o ne? Nekalbus. Nu tai, tu įsijungia, žiūri, klausais, aš norėjau advento kalendorių atidaryti, galvoju, nu tai tu pasižiūrėk, kai nustosi žiūrėti, tada aš tai išsitidarinėti. Toks ir mano susiraukimas. Alkoholio biškį. Čia, žinokit, prancūziškas advento kalendorius. Pirkau iš Amazon. Tiesiog kažko tai norėjau įmantraus, tai įvedžiau tik tai advento kalendoriaus ir viskas, ir tada ėjau pagal paieškas. Tai 21 apačioj ten kairiai pusėje kampe. Kodėl aš kai pasidažu pradedu nosis tekėti? Kas čia per stebuklai ką? Tai vadinasi kažkokia tai yra bloga reakcija mano nosiai nuo tam tikrų dažų. Sakykime, pavyzdžiui, kompaktinės pudros, sausos pudros. Gersim. O ką padarysi? Ką? O ką padarysi? Tai tu atėjai daryti. Tai tu į virtuvę atėjus prieš 20 minučių. Ir nepasiūlė. Ką? Ir nepasiūlė, tai aš nepasiūlė. Kai aš ateinu, tai tada ką gerti? O tai čia blogai? O tai tu nepasiūlė, ką gerti? Nes aš neplanavau, nežinau ką. O tai dabar neplanavau. Nežinau, ko noriu. O, būtent. Tau ką, kaklą skauda? Man? Ne. Bet šalaidus pjausto, aš nesuprantu. Žiūrėk. Nuo pirmos dienos. Iš vis nutrauktas gal. Dar yra vis. Nu, Pirmos dienos, kai užspausta buvo. Tenai. Su šito gėlis. Iš karto, nu tokia padėjimo, kad buvo užspausta. Visą laiką kišt. Veikia. Nu ką? Jeigu nori, kad toliau veiktų, reikia laidą keisti. Arba visą aparatą nuo manęs Arba pirkti. visą laidą. Jie ne karvę kainuoja. Turėsi ištrinti. Kodėl?
Pajudėjau. Nusilaikyti. Auč! Plona medžiaga tai biškis skaudžiai. Žodžiu, taigi Jurgita pasiruošė kepti pyragą su kakava, jisai bus toks sluoksniuotas, balta rūda. Kažkada, kai kepiau, tai buvo užrašas zebriukas, o dabar pavadinimas su kakava. Nu, okei, su kakava, tai su kakava. Ko mums reikės šiam pyragėliui skaniam? Okei, dabar tai tikrai viską pasiėmiau, nes prieš tai norėjau jau sakyti, ką kitam reikia rudam kakavos pyragui, tai visai nedaug. Taigi, 5 kiaušinių reikia, 100 gramų sviesto. Receptą rašo 350 gramų cukraus, aš pasiėmiau mažiau. Kažkaip labai daug cukraus atrodo. 2 šaukštų kakavos, 250 gramų grietinės ir 350 gramų miltų, kepimo miltelių ir truputį druskos. Druska dedama tam, kad suteiktų tokį skonį, nu kaip pasakyti, kad nebūtų vien cukraus skonis, bet būtų toks nešantis į natūralumą. Tai ką, aš dedu įsitirpinti sviestą, o mes susiplaksim kiaušinius su cukru. Supilam cukrų ir išplakam. Štai kaip gavosi cukraus ir kiaušinio plakinys. Supilam ištirpintą sviestą ar margariną, pas mane sviestas skirtas kepiniams ir truputį sudedam grietinę. Prisidėjau miltus į kitą indą, kad man būtų patogiau juos pilti maišant, nes reikės pilti miltus ir maišyti tuo pačiu. Tai čia jau su kepimo milteliais, rašo 1 šaukštelį kepimo miltelių, aš dėjau 2. Na ir bandom. Čia jau sudėta grietinė. Ne, man taip nepatinka, pažiūrėkit, visur dulka. Man taip nepatinka, aš dėsiu po truputį. Tada įminkau miltus į masę, į tešlą. Ir tada įjungiu mikserį. Gal per mažą bliūdą pasiėmiau? Taip pat padarom su likusiais miltais. Įmerkiam į tešlą, kad kuo mažiau dulkėtų. Ir išplakam. Masė tai tiesiog gavosi tobulai. Man labai primena į šakočio masę, kai kepa šakočius, ir pati bandžiau tą šakočio brolio kepti. Tai tikrai labai panaši masė. Nu, tikiuosi, ir pyragas bus labai skanus. Imam papildomai dar vieną indą ir pusę masės atidedam į čia. Į atidėtą masę įdedam 2 šaukštus kakavos. Aš iškart dedu per sietelį. Ir truputį dėsiu daugiau, nes man patinka kakavos skonis. Ir įsijauju, kad nebūtų gumuliukų. Va, kažkokių atplaišų netyra. Pažiūrėkit, ką radau. Nežinau, kas čia per daiktas, bet kakavoje radau. Ir dabar lengvai įmaišome. Man tešla gavosi labai tiršta, sunku išmaišyti, tai aš įdėsiu 3 šaukštus šilto vandens. Štai taip turi gautis.
Įmam savo mėgstamą formą ir išklojam dugną kepimo popieriumi. Kraštus ištepam su sviestu. Štai taip. Ir pradedam sluoksniuoti baltą masę, rudą masę. Jūs norit prieit? Ne, aš tik žiūriu, ką darai. Little fail. Why? Little fail. Why? Because į vidurį reikia dėti baltą, rudą ir tada sluoksniuojasi. Man gavosi, rudas nukrito į šoną. Supposed to do like layers with the chocolate. One kind of went to the side of the Oh, fish. patinka. It's supposed to be like circle, like that, like that, like that. Ir sausat, nu patinka į sausat. It's sad. Sausage. Truputį gavosi feilas, nes mano rudo masė nukrito į šoną, tai vat biškį pertvarkau. Looks really good. Simto? Gavosi kaip gavosi. Kakavinė masė buvo truputį per tiršta, visiškai net buvo sunku išmaišyti, tai aš pyliau karšto vandens 3 šaukštus, tada įsimaišė, bet dėjimas į vidurį, sluoksniavimas nepavyko, bet tikiuosi kepant įsikeps, viskas bus normaliai. Ir dabar šaunam į įkaitintą orkaitę 170 laipsnių karštumo 40 minučių. Aš laukiu, kol įkais, įsiploviau visus rakandus ir dedu orkaitę jau įkaitus, jau net rūksta ir kaip tik 4 valandos, man bus labai gerai. 40 minučių kepam. Austėjos sekmadieniniai pietus. Čia kažkas tai su vištiena. Sakė pavadinimą, bet nelabai. Dešrelės, su dešrelėm, pupelės, paprika, bulvės. Jau taip marga, taip gražiai atrodo. Man labai panašu į meksikiečių. Liko 3 ar 4 minutės. Ir štai mano pyragas su kakava. Jaučiu, bus labai skanus, labai bus skanus. Praėjo 40 minučių. Ir dabar reikia patikrinti, ar tikrai iškepęs. Kaip ir dar šlapia. Nu, dar šlapės, dar neiškepęs. 40 minučių su mano orkaitė mažai, tai dar kepsiu kokių 10 minučių. Liūdna, gaila, receptas meluoja. 10 minučių praėjo papildomai ir dabar tikrinam. Į tą pačią vietą bedu. Ir štai pagaliukas švarus. Žodžiu, 170 laipsnių karštumo orkaitėje ne 40 minučių, o 50 minučių. Viskas. Mano pyragėlis iškepęs. Dabar reikia kažkaip jį išimti. Va taip. Kaip vidus atrodo, pamatysime vėliau. Pyragas jau pravėsęs, skarda vėsia. Atidarom ir nuimam. Oba! Vavo, vyvo. Vavo, vyvo. Perdėsiu į lėkštę. Pažiūrėkite, koks gražus. O dabar pats geriausias momentas atpjauti ir pažiūrėti vidų. Va, jūs tik pažiūrėkite. Šiltas su ledais valgyt. Wow. Recepto ieškokite infobokse po įrašu.
O, vau. Tobulai. Tobulai. Iškart papjaunu, kad greičiau praauštų. Na, jūs tik pažiūrėkit. Vau. Pasaka. Gavosi pasaka. Nu ir ką, sekmadieniais praėjo ramiai, su pyrago įsikepimu, pyrago plutelė labai traški, tai tikrai rekomenduoju įsikepti, dėti 2 šaukštelius kepimo miltelių ir jis labai dera prie arbatos, prie kavos, prie su pienu ar net su ledais. Tiesiog kiekvienam pagal skonį, nes kaip žinome, kad skonis ir stilius draugų neturi. Ir mano orkaitėje neužteko 40 minučių, kepėm 50. Tai va, kam patinka kakava, kas mėgstate, šokolado skonį, kas mėgstate, šokoladą tikrai rekomenduoju įsikepti. Tobulo skonio gavosi visa šeimyna išgyrė. O toksai va, didelis stambus pyragas sekmadienio vakarai ar šiaip palepinti šeimyną kažkur įprastą dieną. Labai greitai pasigamina, greitai iškepa ir greitai gali pradėti ragauti. Tai va taip ir užbaigiu savo šios dienos vlogmą 21 dienos. Vat, tikiuosi, kad peržiūrėjai iki galo, sulauksiu patiktuko, prenumeratos, jeigu dar neprenumeruoji, ir susitiksime 22 dieną. Bučkis, čiau čiau.